Sveiki, čia ir vėl aš, Giedrė, grįžtu po atostogų su laida gyvai iš studijos ir šiandien pas mus svečiuose mokytoja, edukologė, Pradinuko kelias įkūrėja Simona. Labas. Labas. Smagu tave čia matyti. Tai papasakok, prašau, kada ir kodėl sugalvojai pasukti į mokytojos specialybės tuo keliu? Iš esmės tai nuo vaikystės, čia kaip ir sakyti, mano svajonė. Visada galvojau, kad aš būsiu mokytoja, dar būdama maža. Jau žaidimai buvo mokykla, tikrinimas, aiškinimasis, kaip čia viskas vyks. Tai taip ir atsitiko, aš jau tiksliai žinojau, kad aš būsiu mokytoja. Tai taip vat ir įstojau ir toliau atsiekiu tos savo svajonės, dirbu su vaikais, džiaugiuosi. Tai kiek jau metų, jeigu taip nuo vaikystės tavo tas toks pašaukimas yra, bet kiek metų mokytojauji? Realiai tai, žinokit, buvo pertrauka, kol pati savo vaikus auginau, nebuvau mokytoja. Tai kažkur apie 5 metus taip sudėjus, jau taip intensyviai, sakykime. Taip. Ir su kokiais mokiniais ir kur dirbi? Dirbu su pradinukais ir pradedančiais skaityti, konkrečiai priešmokyklinukais. Mažiukais, pačiais tais. Taip. Tai dirbu tiek mokyklose, tiek individualiai, tiek grupelėse. Tai padedu, sakykime, tiem, kuriems sunku mokytis. Turim savo studiją, vaikai ateina, dirbam kartu. Kaip ir minėjau, ir mokykloje padedu. Tai pagrindė su būtent skaitimu? Taip, pagrindinis paruošimas mokyklai skaitimas ir pagalba pradinukam, sakykime, mokantis skaityti, rašyti ir skaičiuoti. O būtina einant į 1 klasę mokėti skaityti, rašyti ir skaičiuoti? Aišku, kad labai smagu, kai vaikas ateina skaitantis. Tai vis tik jam pačiam lengviau, bet pasakyti būtina ar nebūtina, taip jau tiksliai konkrečiai to pasakyti ir negali, dėl to, kad vieni vaikai skaitantis, kiti neskaitantis. Taip ir atsitinka gyvenime. Ateina į mokyklą ir tokių, ir tokių. Būtina pasakyti nedrįsčiau taip. Nes, kaip ir sakom, ar ne, į mokyklą einame mokintis. Taip, į mokyklą ateina mokintis. Tik tiek, kad šiandieninėme pasaulyje vaikas atėjęs skaitantis, jam žymiai lengviau suprasti užduotis, atlikti jas ir taip toliau ir panašiai, nes žinome, kad mokyklose dirba vienas mokytojas, daug vaikų ir kiekvienam suteikti pagalbą individualiai dar ir mokant skaityti yra didžiulis iššūkis. Taip. Ir galbūt tie, kurie jau skaito, rašo galbūt, nebūtinai rašo, bet skaito, jiems ir bendrauti lengviau. Ar yra? Taip, jie labiau savimi pasitikė. Jie aiškiau dėsto mintis, supranta tekstus ir yra labai daug pliusų, net tyrimuose ir visur yra nustatyta tie dalykai, kad jiem yra lengviau bendrauti. Tai pasiruošimas ir adaptacija, ar ne, mokyklai, su kokiais sunkumais susiduria dabartiniai mokiniai? Šiaip tai iš tikrųjų pasiruošimas tai yra viena tema, sakykime, čia būtų galima kalbėti ir kalbėti, o adaptacija yra kita tema. Adaptacija jinai visada yra, ar ateitų 5-okas, ar ateis 1-okas. Nuolat jiem nuolatos po vasaros ypatingai sunkiau susikaupti, koncentracija visai kita, netaip pasitikė savo jėgomis. O grįžtant prie klausimo dėl pasiruošimo, tai vaikai šiaip jie visi ruošiasi, jie pasiruošia, bet čia yra tas emocinis ir mokslo, sakykime, tas pasiruošimas, kaip jisai, ar jisai dirba vasarą, ar skaito knygas, ar daro kažkokias papildomas užduotis.
Ir tas, žinoma, emocinis, bet gal pradinukam labiau reikėtų akcentuoti tą psichologinį pasiruošimą, emocinį. Ne į tą, kad, sakykime, atėjo skaito, skaičiuoja ir ten viską daro super. Čia gal reikėtų akcentuoti, kad jisai būtų pasitikintis, drąsus, mokėtų paklausti, pasakyti. Nes jiem vis tiek iš darželio atėjus dar būna visiškai viskas kitaip. Naujos erdvės, nauji veidai, naujos mokytojos. Ir ta drąsa, sakykime, kad jisai būtų drąsus paklausti, pasakyti, o ne kad būtų ten būtinai jau skaitantis viską ir viską gebantis. Viso to jisai išmoks eigoje. O kažkaip padedi irgi su pasiruošimu ir būtent tą adaptaciją tiem nulinukam, ar ne? Nulinukam, taip. Galbūt patarimais tėvam daugiau. Nes visi vaikai yra geri, faini ir tikrai jiems, sakykime, kažkokių pretenzijų nėra, bet čia daugiau, sakykime, reiktų su tėvais patarti. Ką daryti, kaip kalbėti ir taip toliau. Tai toks ir pasiruošimas daugiau patarimais tėvam. Ir turbūt vis tiek didžiausia našta ir nauda, kai tėvai skiria to dėmesio ir laiko, ar ne, nes jų įtaka ir pastangos turbūt labiausiai duoda naudos kažkokios. Taip, kiek tu įdėsi į savo vaiką, tiek ir turėsi. Tai čia jau tas yra. Ja. O pavyzdžiui, tai jeigu, ar ne, būna pradinukai ar priešmokyklinukai netgi, ateina pas tave mokintis skaityti, ar ne, tai taip išeina, kad tu ne tik vaikams padedi pramokti, pasiruošti mokyklą, bet dar ir tėvam paprotini, kaip sakant, ką reiktų, kaip ten. Susidraugavom su tėveliais ir tikrai būna nusinti tam tikrą metodinę medžiagą, rekomendacijas, gal patarimą kokį, ką skaityti, ką atkreipti dėmesį. Tokius paprasčiausius patarimus iš praktikos, ko galbūt jie nežino, nes ne visi gilinasi ir domisi. Švietimu ir ko čia reikia ir kaip čia. Kiti tėvai sako, mes nežinom, nuo ko pradėti, kaip mums čia bus. Tai tiesiog patari, parodai, atsiunti kažkokią medžiagą. Taip ir dirbam kartu. Taip. O su vaikais kokius skaitimo pratimus ar treniruotės atliekate, kaip vyksta jūsų tos pamokėlės? Pamokėlės vyksta nuosekliai. Žodžiu, yra sudaryta tam tikra programa, kai jeigu vaikas ateina neskaitantis, visai, ar ne? Jo, visai, tai mes, aišku, pradedam nuo raidžių, garsų, jungimo į skiemenis, į žodžius ir tada jau į sakinius. Tai vyksta paveikslėlių, knygų, garsinio skaitimo pagalba, yra visokiausių įrankių, turime mes jų, bet esmė ta, kad viskas vyksta pradžioje tik per žaidimą ir per vaizdinę medžiagą, kad kuo mažiau ten tų kažkokių įspraudimų į vadovėlį, sakykime taip, nes pirmiausia žaidžiam, pažįstam garsus, po to jungiam skiemenis. Tai yra visa tokia seka. Sistema, taip. Ir pradžiai turbūt vis tiek kažkaip, ar ne, pasižiūrit, kokiam lygiui yra vaikas, ar visai neskaitantis, ar jau šiek tiek, ar ne. Taip. Ir visas priemonės viską turi savo. Priemonės, aš pati turiu ir taip mes kartu ir bendradarbiaudami, žaisdami ir užmesgam tą ryšį, kontaktą, tada ieškom tų sprendimų. Aišku, daugiausia gal, sakykime, yra dabar bent jau vaikų, kuriem reikalinga pagalba, nesiseka kažkas, ar sukaupti dėmesį, ar yra kažkokios kitos problemos, kuriem iš tikrųjų reikalinga pagalba ir papildomas skaitimas. Nes jeigu vaikas nuolatos su tėvais skaito namie vakarais 10 minučių, mokosi, žaidžia kartu, tai paprastai tos papildomos pagalbos nereikia, jie natūraliai išmoksta to. Tai gal turi kažkokių būtent ir
patarimų, ar ne, tėvams, kaip padėti vaikams, ką galėtų jie patys daryti, sakai, 10 minučių paskaityti kiekvieną dieną. Taip, kartu leisti laiką skaitant, bent vakarais 10 minučių aptarti knygą. Bet tai nuo kada reikėtų, pavyzdžiui, tada jau pradėti, žinai, skaityti, kad būtų kažkoks rezultatas, nes aš įsivaizduoju, žinai, jau artėja mokykla, jau čia ruošiamės eiti ir tada tėvai susizgrimba, kad oho, čia nemokam skaityti ir puola ten, mokintis skaityti ar dar kažką, tai greičiausiai to rezultato galim taip greit ir negauti, ar ne? Čia turbūt yra labai ilgas procesas. Taip, tu visiškai teisi, nes realiai tai nuo pat mažų dienų. Čia yra kaip toksai nuoseklus, nuolatinis procesas. Tai yra tavo gyvenimo dalis. Kiekvieną dieną paimti ir vos ne nuo gimimo tu jau tą įgūdį formuoji. O kai tas įgūdis susiformuoja, po to nebelieka klausimų, kad oi, čia griebiam knygą ir dabar mes čia pradėsim skaityti. O yra tiesos, kad pavyzdžiui, jeigu tėvai, ne tėvai, o vaikai mato tėvus pačius skaitančius, tai irgi yra, toks geras pavyzdys ir vaikam atrodo, kad čia, ar ne? Taip, tik per pavyzdį vaikai viską mokosi, mes pačios žinom turbūt irgi šitą dalyką, kad matydami jie pavyzdį, o ne teorinius kažkokius pasisakymus, jie rezultato visai kitą gali pasiekti. Tai vos tik gimsta, dar nekalba, ten gugų gaga, bet jau knygomis galime. Galima nuo paprasčiausių ir tikrai nepakenks. Bet čia sakau, turi būti organiškai iš savęs. Ta prasme, tas dirbtinis, priverstinis kažkoks jisai, čia jau tėvų sąmoningumas. Kaip tu supranti visą šitą pasaulį, knygos santykį, ryšį su vaiku ir taip toliau ir panašiai. Ir kokią situaciją mes turime šiandien, kad ir Lietuvoje, kaip tau atrodo, tėvų tas sąmoningumas ir pasiruošimas galbūt arba to dėmesio skirimas vaikams? Situacija tikrai nesakyčiau, kad tragiška, ta prasme vis tiek yra tikrai 30-40%, kur puikiai nuolatinai skaito, domisi, bet yra ir kita pusė žmonių, kuriem tiesiog neįdomu arba nesigilina, tai automatiškai ir tiem vaikam tada sunkiau yra atrasti ryšį su ta knyga. Dabar ypatingai, kai atsirado visi tie kompiuteriai, telefonai, tai jie daugiau tas elektroninis, filmus daugiau žiūri, mažiau prisiliečia prie tos tikros knygos, bet iki toliai buvo aišku geresnė situacija, bet tikimės, kad ateis tie įrankiai, kurie vis tiek jie padės vaikų lavinti, skaitys jie, nors ir galbūt ne tą mūsų tikrąją popierinę knygą, o vis tiek skaitys. Nes, pavyzdžiui, dabar, jeigu kai būna, ar ne, kai sėdi prie kompiuterių ir panašiai, tie patys mažuliukai, jie ten žiūri ir filmukus YouTube'uose, ten viską, ką tik nori, tai anglų kalbą labai gerai pramoksta. Tikrai taip, aš irgi pastebėjau, kad jie ateina geriau kalbantis angliškai negu lietuviškai, ta prasme, viską jie supranta. Savo žodyne vartoja pusiau irgi angliškus visokius pasisakymus ir jiem tai nekelia problemų. Taip. Žodžiu, toks yra pasikeitęs jaunimas, ar ne, šiais laikais? Šiais laikais tikrai taip, bet mes irgi turime nepasiduoti, nepaleisti, o eiti į priekį ir ieškoti būdų, kaip rasti ryšį, santykį su šios dienos vaikais ir kaip padėti jiem, jeigu reikia pagalbos. Tai ar naudojat kažkokias, kompiuterinės priemonės, ar ne, ar skaitote tik knygas ir tada kokias knygas skaitote, kokia tai yra literatūra? Žinokit, ir nuo klasikinės iki šiuolaikinės literatūros vaikams. Taip, nuo klasikinės iki šiuolaikinės tikrai dabar pasirinkimas yra didžiulis. Bet labiausiai smagu, kai vaikas pats išsirenka, kas jam patinka. Koks žanras, kokios knygos, labai vaikams patinka juokingos istorijos, su humoru, jie tada kažkaip mieliau skaito.
jiem patinka, kur daug paveikslėlių, patinka tos tokios komiksų tipo labai. Taipogi ieško kartais alternatyvų ir filmų. Perskaito knygą, ieško filmo, peržiūri jie. O formatas tai gali būti įvairus ir elektroninės knygos, ir ne elektroninės. Tai dėl žanro, žinokit, visokias žiūrim. Pagal pasirenka vaikai patys. Taip įdomu, nes atrodo tokie mažuliukai, kaip jie gali pasirinkti, ar ne, bet vis tiek turi savo kažkokius pomėgius. Taip, pradžiai, aišku, mes rodom jiem, ką turim. Tai turit, ar ne? Jie neteina su kažkokia užgaida, kad aš čia noriu tokio žanro ar anokio. Mes turim keletą visokių pasirinkimų ir vaikas išsirenka. Kartais atsineša savo. Keliaujam į bibliotekas, ieškom, žiūrim, pažindinamės. Ten yra apstų knygų, kur irgi gali pasidairyti, pasižiūrėti. Tai nėra labai sunku rasti knygų. Svarbiausia, kad būtų jiem įdomu, kad jie toliau skaitytų, žiūrėtų, domėtųsi. Bet turbūt tiem, kurie dar tik mokinasi skaityti, yra speciali literatūra. Taip, be abejo, iš karto mes tų knygelių, sakykime, kur jie negali patys perskaityti ir nepradedam nuo tokių. Žiūrim tas knygas, kur yra su raidėmis, skiemenimis. Šiaip paskaitom, aš kaip mokytoja ar tėvai skaito jau tas knygas, kurios jau neskiemenuotos, jie tik paklauso, po to aptariamas tekstas, pažiūrim, kas patiko, kas nepatiko, kalbamės apie tai, ką mes paskaitėm, kokie tie veikėjai, neužtenka vien perskaityti knygą. Tai jūs dar tokį ir analizę nagrinėjat? Panagrinėjam, kokie veikėjai, kurie geri, kurie negeri, kurie pikti, kurie patinka, ką pamoko tą pasaką, nes paskui mokyklose jie tą patį daro. Nu taip, ten aprašymai, analizės. Jo, lygiai tas pats. O kokios, su jumoru labiau patinka, ar ne, kažkokios, bet kokios dar, mėgstamiausios, galbūt net konkrečios yra vaikų knygos, ką mėgsta vaikai? O, žinokit, įvairiai, vyresnėlį labai Harry Potterį mėgsta, nežinau, ar žinau. Čia jau, manau, visi žino. Ir čia jau tokios legendinės knygos, kur ten jų labai daug. Mažiausiai tai pasakas labai mėgsta, ir lietuvių, ir užsienio autorių, klasikinės visas, pradedant nuo Coliukės, baigiant Batuotais katinais ten. Šiaip pastebėjau, kad nelabai poeziją vaikai kažkaip. Nemėgsta. Nesupranta jie, gal sakykime, jiem reikia daugiau. Per sudėtinga. Jo, poezija, vaikiška poezija, ta prasme, nesaugus. Tai irgi taip. Kartais ten gali rasti labai įdomių perliukų ir būtų ką aptarti, bet jie, taip sakykime, vengia. To vengia. O dėl kitų, sakykime, tų pavadinimų, žinokit, labai daug visko yra. Kažko konkretaus neapibrėšiu. Taip, konkrečia, ar ne? O pakalbėkime galbūt apie pačią skaitymo naudą, ar ne? Taip, tai visi sutinkam, kad skaitymas yra naudinga. Vat kaip tau atrodo, dabar pasakyk? Kodėl naudinga? Ne, tai čia jau aš iš savo vaiko žinau, nes savo vaikui tikrai pirmų dienų buvo skaitomos ir pasakos, aš jau net neatsimenu, bet viską aš skaitydavau. Ir nežinau, ar čia, pavyzdžiui, yra gerai ar ne, kad būdavo jiem kažkuri, pavyzdžiui, patinka pasakėlė ir tą pačią per tą pačią kiekvieną vakarą. Ir vėl, ir jau atrodo ten gal jis, nežinau, ir pramoksta, ir žinau, aš neįsivaizduoju, bet irgi, kai duodi pasirinkti, labai dažnai kartojasi tas pats per tą patį ir jeigu kiekvieną vakarą tą patį skaitai, čia yra nauda ar kaip? Taip, ir čia, žinok, net moksliniais tyrimais pagrįsta, kodėl jie prašo to pačio ir to pačio. Labai įdomu. Ta prasme, iš tikrųjų, vaikai maži nuolatos prašo tos pačios ir tos pačios knygelės. Jie išsirenka.
Dėl ko? Nes jie mokosi, čia ir moksliniais tyrimais pagrįsta sekos. Jiem labai yra svarbu atsiminti ir žinoti, kas po ko eis. Ir kai jie tą Jau žino. įgūdį formuoja, kas po ko eis, jiem ramu, čia viskas yra psichologiškai pagrįsta. Ir jiem tada gera ir jie mokosi tos atminties, nes ta atmintis, jinai irgi lavinasi per tą skaitymą nulatos tų pačių dalykų. Tai nauda yra šimteriopa, 1000 kartų, ta prasme, jinai yra reikalinga ir naudinga, nes kitaip ir nebus. Vaikai, ypatingai maži, visada išsirenka vieną ir prašo tą pačią, nes tai lavina jų visus tos kognityvinius, visus kitus reikalus. Tai reiškia, net tą pačią pasaką skaityti yra gerai. Taip, jeigu tik prašo, tai reikia tik džiaugtis. Ir pavyzdžiui, kai kurios tokios jos būna tarsi eiliuotos, truputį tokios ar ne, su tam tikru vienodam galūnėm ar kažkaip, tai juos gal ir užliuliuoja po to. Jo, jie jaučiasi saugus, jiem tada ramu, gera ir žodžiu, čia viskas taip turi būti. Taip, labai įdomu. O dar kokia skaitimo nauda, nes pavyzdžiui, aš ką galiu pasakyti, Maniškis bent jau labai anksti pradėjo kalbėti, nežinau, ar tai buvo skaitimo ta įtaka, bet jau jisai kaip pradėjo kalbėti ir jau po to prakalbo normaliai, tai jau žodynas, žinokit, toks, kur wow, būdavo labai visokių įmantrių žodžių išmokęs, atrodo, labai platus žodynas. Ir jau tada, kai dar biškį paaugo, tai būdavo tokių momentų, jis pataiso. Ten ne tai, kad tu kažką ne to pasakė ir kažkaip ne taip, bet kirčiavimą, pavyzdžiui. Kad ne taip sukirčiavai, arba kažkokie ten, labai įdomus dalykai, tai man, pavyzdžiui, labai smagu stebėti, bet tai va čia turbūt irgi susijęs su skaitimu, ar ne? Taip, nes tie vaikai, kurie skaito ir nuo mažų dienų skaitoma kartu su jais, turtėja jo žodynas. Tai va ką ir minėjai, kodėl, nes kuo daugiau skaitysi, tuo žodynas turtingesnis, vaizduotė turtingesnė, rašymo įgūdžiai, rašinėlius vaikai rašo, visai, ta prasme, kitaip ir daug geriau, kurie daug skaito. Nes viskas ir ateina iš skaitimo. Taip, bet pavyzdžiui, jau dabar Maniškis paaugęs, tai taip žiūriu, kad, ChatGPT labai padeda. Jo, ir jie, tokie gudrus, tinginiai pasidarė ir atrodo, moka skaityti, moka rašyti, viską žino, bet vis tiek, jis kaip sako, tai klasiokai visi, tą ChatGPT naudoja ir neskaito knygų. Kodėl aš čia turiu tas knygas skaityti? Tai kaip su ta motyvacija, kai mes iš tikrųjų turim tokias technologijas šiais laikais, o vis dar pas mus vis tiek sistema tokia, gal dar iš seniau likusi ir mokytojams, aš manau, turėtų būti sunku, nes turėtų būti akivaizdu, kai matosi, kur vaikas pasinaudoja ChatGPT ir viskas taip lyriškai gražiai aprašyta, be klaidų, o kur kitas skaitė tikrai ir ten mintys ne visada sueina dar kažkas, bet kaip mokytojas vertina tokius dalykus, pavyzdžiui, labai įdomu. Aišku, mokytojams, ypatingai lituanistam, aš taip įsivaizduoju, labai skaudu. Turėtų būti. Nes viso to darbo, įdirbio ir grįžtamojo ryšio, kaip ir iš dalies lieka, iš dalies ne, bet mes to neišvengsim, mes gyvenam šiandieniniam pasaulyje, turim dirbtinį intelektą, turim, ką turim ir mokytojai atskiria tekstus, kurie parašyti su ChatGPT, kurie ne, atitinkamai ir turbūt ir vertinimas kažkoks ten būna kitoks, tikiu. Bet kaip gali, įdomu, kaip gali parašyti, tarkim, mažesnį pažymį, kai pats aprašymas yra tiesiog, tobulas. Įdomu, kaip kad pliusų minusų yra pagrindimas vertinimo, kiekvienas turbūt turi tą sistemą, bet aišku, čia vėlgi švietimo sistema pas mus nuolatos ant reformų ir jeigu būtų sistema
sakykime, 20 metų, kažkokia tai viena. Tas pats ir skaitimas galėtų būti integruotas į tą visą programą. Ir būtų dirbama ties tuo nuolatos, nenutraukiant, nekeičiant nieko, o patikrinant dalykus, tai ir tie vaikai jau dabar kitaip jie įreaguotų ir atliktų tam tikras užduotis, nes visur reikalingas nuoseklumas. Ir tas nuolatinis turi būti. Ir aišku, ypatingai švietime tu 10 metų turi dirbti ties tuo, kad galėtum patikrinti, ar tai veikia. O pas mus nuolatos šokinėjama nuo vieno prie kito, ir nėra tos sistemos. Ir tas skaitimas lygiai taip pat. Jeigu būtų integruotas, patikrinta, jau mes turėtume kitokius rezultatus. Tai čia labai viskas susiję iš tikrųjų. Nėra to pastovumo, ne, ir patiem mokytojams labai sunku nuolat prisitaikyti prie naujos tvarkos kažkokios, ar ne? Taip, tos programos keičiamos, visa kita ir gaunasi tada, kad ir tie rezultatai tokie. Ne visai tenkinantis, sakykime. O kas tau pačiai labiausiai patinka šiame darbe? Man labiausiai patinka ryšys su vaikais, bendravimas, rezultatai, grįžtamasis ryšys. Kai tu dirbi su jais ir matai, kad tai veikia, tai kelia didžiulės emocijas ir dar norą toliau tobulėti, eiti pirmin, nes su vaikais iš tikrųjų labai įdomu dirbti. Ir kadangi, aš galvoju, mokytojai turi rūpėti, tai kadangi kai rūpi, tai ir gaunasi tada viskas kažkaip organiškai, paprastai ir labiausiai, tai sakau, grįžtamasis tas ryšys. Turbūt yra labai smagus tas momentas, kai ateina vaikas, ar ne, visai nemokantis skaityti ir pagaliau jisai taip po truputį žodis po žodžio pradeda dėlioti, ar ne, sakinius. Tai tas džiaugsmas, pasaka, aš atsiminsiu tą istoriją, kai pas mane viena mergaitė atėjo visiškai neskaitantis, mes dirbom pusę metų kažkur, reikėjo laiko, visą kitą. Ir jinai po to pusę metų pradėjo, taip apsidžiaugiau, galvoju, pagaliau, tas džiaugsmas, sakau, visą dieną vaikščiau su šypsena, labai smagu iš tikrųjų. Ir mergaitė turbūt labai smagu, ar ne? Taip, ir jinai tada pasitikė savo jėgomis, tada iškart auga. Visai kas kita, taip, tie tokie maži žingsneliai į didelę sėkmę veda, labai smagu. Smagu labai girdėti, tai jau į pabaigą gal kažką norėtum palinkėti ar patarti mūsų žiūrovams, tėveliams, galbūt tiem patiems vaikams? Tai, mokslo metai prasidėjo, linkiu visiems neprarasti smalsumo, tėveliams kantrybės, o visiems kitiems pažiūrėti plačiau, domėtis, nepamiršti knygos, paskaityti kiekvieną dieną. Tai toks ir būtų palinkėjimas. Ačiū tau labai. Tikrai buvo įdomus pokalbis, kaip tik mokslo metų pradžiai apie skaitimą, apie knygas. Linkime jums irgi skaityti kuo daugiau tikrų popierinių knygų, ar ne? Nes dabar jau ir audio labai mėgsta kiti ir dar kažką, ir tas skaitimas tampa užmirštas, tai nepamirškit, mėgaukitės. O aš, naudodamasi progą, norėčiau pakviesti visus norinčius papasakoti savo istoriją, ateiti čia, sudalyvauti ir nusifilmuoti, rašyti į gyvą studiją ir mes būtinai jūs pakviesime. Tai ačiū, kad žiūrėjote, spauskite follow arba like ir susitiksime kitą kartą. Viso.